Labas, tu tuoj pažiūrėsi mano YouTube video apie NMPP uždavinių sprendimą, o jeigu nori rasti visus uždavinius arba tave domina pažiūrėti video teoriją ir uždavinių sprendimą pagal mokymo programą, visas temas, lygčių sistemas ir visa kita, tai viską rasi mano svetainėje matketv.lt. Tai viskas tenais, o dabar sėkmės žiūrint NMPP video ir sėkmės pasiruošiant. Iki! Labas. Išspręskime šitą uždavinį 17. Jis yra gana smagus, atrodo žymiai sunkesnis negu iš tikro yra. Taigi prisiminkime lygiagretainio ploto formulę. Tai yra pagrindas kart aukštis. Reiškia 5 kart 2. Tai bus labai paprasta. 5 kart 2 bus lygu 10. Nuostabu. Kaip tai mums padeda spręsti šitą uždavinį? Na, visų pirma, mes, kadangi lygiagretainis yra ar taip pasuks, ar šonu, vis tiek bus lygiagretainis, tai bet kuris pagrindas ir bet kuri aukštinė. Reiškia, mes galime ir 2,5 padauginti iš klaustuko ir gausime plotą. Tai iš tiesų, vadinkim šitą, nežinau, klaustuku, gerai. 2,5 kart klaustukas vis tiek bus lygu 10, nes plotas, tai jisai šitos figūros toks jau yra. Mes kaip lygtyje viską dalinam iš 2,5 ir gausime, kad klaustukas yra lygu 10 dalinti iš 2,5 yra tiesiog 4. Tai mūsų atsakymas bus 4 cm. Taigi prisiminkime, kad lygiagretainis ar pagrindas yra tas, iš kurio žvelgime. Tai jeigu taip yra pagrindai, labai gerai, bet jeigu šonų paversime, tai čia yra nauji pagrindai. Ir šonas tampa naujų pagrindų, nes lygiagretainio visos priešingos kraštinės yra lygiagrečios, tai bet kur gali būti pagrindai. Tai tiek.